Demaskuoti. Prancūziškai démasquer. Nuplėšti kaukę. Atskleisti kieno nors tikrąjį veidą. Žinomi Lietuvos aktoriai demaskuoja ryškiausius savo sukurtus vaidmenis. Aktorius yra žmogus, kuris sąmoningai pasirinko klausyti kito žmogaus ir į jo rankas atiduoti sprendimą, tai gerai ar blogai. Ir dažnu atveju sprendžia žmonės, kurių tu gyvenime nesutiksi. Tai yra publika. Labas, aš Ieva. Ievutė iš Kauno, 19, esu žiauriai faina panelė. Gabrielius, man 17. Atėjau čia, nes lauke šalta. Žvaigždžių kruša, aš apie vaidybą, ką galiu pasakyti, kad mums Varnas davė užduotį. Sugalvokit tą. Bet Varnas taip paaiškino, kad niekas nesuprato. Sakau, tai mums reikia jums pasakyti ką, kad aš, pavyzdžiui, Gabrielius, gotas, man 17 metų, atėjau į tą žvaigždžių kruša šou, nes man šalta. Ir Varnas sėdi, žiūri mane. Gerai, tai Ainis yra Gabriel ir jis tiesiog užrašė. Ir aš supratau, kad va kaip čia bus. Vakar skaičiau laikraštukę, kad dėl tavęs Kaune Garbielanos kapinėse nepilnametė va taip vienas pjaustas. Jaukis strižoja, nes virsai, nes išleks jėgų. Bet aš buvau tokio fantastų klubo Legionas narys ir tenais, tokie žmonės įdomus rinkdavosi. Ta prasme, visokių subkultūrų. Pankų, buvo gotų, buvo dar, kažkaip su jais bendraudai visą laiką. Ir man ta subkultūra patikdavo. Su sijonu vaikščioti, juokinga. Kaip su sijonu vaikščioti, kaip lakstyti, supranti. Ir tu tokį darai, tokį miksą, kur tipo labai greitai, bet kažkodėl rankas taip laikai. Tai iš esmės pjesė tai buvo iš tų etiudų. Ir paskui atsirado toksai, kad kaip temas. Jeigu jūs visus metam, kad kažkokia intriga. Žvaigždžių kruša buvo spektaklis, kurį mes pradėjom pakankamai rimtai, nes nesitikėjom, kad taip žvengs. Ir tada mes norėjom dar. Mes norėjom, kad storas senis su ūsais sėdėdamas jis taip. Va šitą efektą mes norėjom iš žmonių. Tu pamatai kopėčias eidamas. Tu neši kopėčias į sceną. Tu pamatai siurblį. Eis siurblys. Ne šiaip siurblys, jis bus įjungtas. Į kelnes telpa labai daug dalykų pasirodo. Ir beisbolo viskas telpa į kelnes. Nu ką tu darai? Kur dabar savo dievas? Kas, bet tu vis tiek anksčiau ar vėliau būsi nubaustas. Nebūsiu. Būsi? Nebūsiu. Tavo dievas gailestingas, jam pasakai atsiprašau ir jis atleidžia. Atsiprašau. Buvo aukščiausiai, kiek mes kartu galėjom užlipti. Čia buvo kaip kažkokia tas eksperimentas, kurį mes darėm, jisai viskas, ką aš atsimenu per tą mėnesį gyvenimo Druskininkuose, man brangu ir patinka. Yra Fliuksus tos taisyklės. Aš visų nebepamenu, bet ten turi būti labai lengvai padaroma, gali pakartoti bet kas, bet kada, bet kur. Ir mes tiesiog bandėm suprasti tą, kas tai yra, kaip tai daryti. Pašerk, draugą! Taip, pradedam! Gerai! Atėjęs aktorius, baigęs pas Varnaką, labai daug mums pompavo, koks inteligentiškas tai menas ir dvasingas, tau žiauriai sunku buvo staiga visą tai mesti ir daryti nesąmonės ir suprasti, kad tai yra viskas. Aš beveik nebematau! Kiekvieną dieną darai šūdus, nešioji kažkokius medžius tampai, viskas statai. Ten partizanai buvo, kažkokius kiaulių darėm, kur visi ant kelių, tiesiog purve, per lietų, kaip kiaulės. Futbolą žaidėm, ar ką mes ten darėm, dėl konservų pešėmės, bulves kasėm.
Ir aš supratau, kad tai buvo taip velniškai silpna, bloga ir sunku, kad, man atrodo, buvo per daug sudėta į vieną tą spektaklį. Nes tavo energija ir tavo psichika ėjo šaibom, o šalia to aš labai rimtai į tą vaidmenį dėjau, nes man atrodo, kad čia yra arba. Ir jis buvo amazing vaidmuo. Jūs tenais gale nepadaukit. Valgykit žolę su tarkuotu odiniu diržu. Ir mes su Vidu, kas būdavo faina su Vidu dirbti, labai, nes jisai labai lengvai jisai pasiūlydavo, gal tu, sako, balsą kažkokį kitokį pabandy, gal dar kažką. Ir praktiškai tiek pasišnekam ir viskas. Ir paskui aš jo pasitikėdavau, jis pasitikėdavo manim. Tai buvo vienas iš tų, kur aš mėnesį laiko juo buvau. Kiekvieną dieną vaikštai tą kalbėjimą, kaip man padaryti, kad tas jo žiūrėjimas, nedažiūrėjimas į viską, tas jo rimtumas žiūrint į nesąmonės. Iš knygos buvo tokia nuojauta pasijuto, kad jam tai nebuvo bajeris. Kad jam tai buvo jo projektas gyvenimo, o visi kiti gerai leido laiką. Bais buvo. Dėl labai paprasto dalyko. Kas vaidino Kaligulą iki manęs? Kazlas ir Masalskis. Kazlas suvaidino žiauriai juokingą Kaligulą. Masalskis padarė dramatišką Kaligulą, tragišką, žiaurų. Ką daryt? Realiai ką daryt? Arti pragaro buvo. Aš pjaušiau save. Ten tokie ėjo, tokie tie visi, tas visas virsmas, tu bandai, kol tu perini per savo ego, kol tu praeini pro savo tas ambicijas, kol dar, nes niekas nepadeda. Tai niekur tavęs nepastato. Ir galų gale gausi tas pats, kas yra. Kaip tu vaikštai, kaip tu kalbi. Ir aš tik atsimenu, mes repetavom ir Vidas visą laiką sakydavo, jis toks psichas. Ir aš paklausiau, sakau, kodėl jis psichas, sakau, jisai niekur nenusišneka. Ir tada atsirado mano Kaligula. Jis tiesiog logiškas. Jis sąmoningas labai. Arba buvo, kad viena mergina, jinai sėdėjo, jinai nualpo ir jinai krito veidu į grindinį. Ir aš sėdžiu ant savo tos sosto kėdė ant stalo pasodinta. Ir kažkaip ten Rokas ten bėgo ją ten, kas čia atsitiko, žiūrėt. Ir aš tiesiog toliau vaidinu. Ir aš sakau, išneškit tą šiukšlę. Ir ta agresija iš salės. Ir aš galvoju, va tironas. Ir aš pats kaip einęs, aš visiškai, aš matau, ką Rokas daro, aš matau, kad jisai neša vandenį, aš žinau, kad ją iš tikrųjų reikia išnešti, nes jeigu jinai nualpo, jai trūksta oro. Bet tu pridedi tą vieną. Ir buvo didžiulis klausimas, už ką jis keršia, ką jis čia daro, ko jisai prašo, jis sako, ten yra, sako, atneškit man mėnulį ir viskas baigsis. Kas yra mėnulis? Kažkas neįmanoma. Bet mes kažkaip galvojom, čia buvo Valentino pasiūlymas, sako, tai, aš sakau, kas tas neįmanoma, aš kaip supyko, sako, blėt, neįmanoma, nežinau, tavo tą druzilą prikelt, blėt, tau neįmanoma. Ir man buvo, aš šitą suprantu. Mirė jo sesuo, kurią jis mylėjo fiziškai, bet jam sakydavo iki to visą gyvenimą. Sakė, tu imperatorius, tu dievas, tu viską gali. Ir jis sako, prikelkite. Arba aš prikelsiu ir neprisikelia. Bet Valentinas prie kūrybinio nedalyvavo, jis buvo atėjęs pasižiūrėti. Žiauriai bais buvo, kai jis buvo atėjęs, eiktų savo. Nes jis toks žiūri ir aš atsimenu, aš mėčiau alyvuogės tam spektaklį ir aš pažiūriu jį. Ir aš metu taip iš alyvuogės, tos didelės juodos alyvuogės, ne be kauliukų. Ir ne va tiesiai jam atėjo tik kaktą. Bet Valentinas nebūtų Valentinas, jis net nesumirksėjo. Jis atėjo. Ir aš taip pražiūrėjau viską. Jisai pasakė, sako, aš tave žiūrėdamas supratau, ką aš netaip dariau.
Ne tai, kad aš netaip dariau, jis iš tos pusės, kad sako, labai įdomu, kad aš mačiau irgi tas Kaligulas ir kuo tai užaugo, iki kiek užaugo. Jo versija, aš nemanau, kad jinai buvo ten blogesnė ar kažką, bet jam asmeniškai jisai mane užbaigė, nes sako, aš visą laiką sakydavau, aš noriu mėnulio, sako, o tu pasakei, aš noriu mėnulio. Tu nuleidai viską ant žemės ir sako, tu padarei tai labai tikrą. Maždaug toks kietas įtemptas veidas, žvilgsnis įtrauktas į savęs, vakaras lyg tai plėšrus, truputėlį atkištas. Sunkiausia yra atkurti vidų, visą tą šlapštą, kurio jis prikimštas ir kurio jis taip ilgai kratėsi. Aš jį vadinu mongolų. Aš išvarymą visus laurus pastatymą ir viską pasiemu savo. Tiesiog. Aš praleidau daugybę mėnesių po 12 valandų per dieną ten. Be pagalbos, be nieko. Vienas žmogus, kuriam aš turiu pasakyti ačiū labai, yra Marius Ivaškevičius. Jis man pasakė esminį dalyką, ką aš buvau praleidęs. Tu vaidini Beną viduje, bet aš rašiau Beną. Jisai tai ima iš tavęs, iš partnerio. Jisai siurbė iš jų. Rimtai tai vis klausiu, ką tu darai? Ką? Nu, ko užsiimti? Rimtai, aš atnešu antis. Atneši antis? Nušautas. O machui to reikia. Tai čia darbas. Ir tu va šitą viskį geri? Palauk, tu bandai kada nors? Atnešt antis? Nu, manai čia lengva? Nežinau, aš nebandžiau. Tai buvo identiteto krizė, iš esmės. Kas aš esu, kur aš priklausau. Ir aš galvoju, kad tai yra vidinis dalykas, bet aš nesupratau, kad jeigu tu viduje ieškotum, tu viduje surastum atsakymą. Bet Benas atsakymą neranda. Reiškia, jis ieško ne ten. Reiškia, jis ieško išorėje. Išvarymas yra vienintelis spektaklis, kur fizinis krūvis neleido daryti to, ką aš buvau įpratęs daryti. Aš negalėjau keisti balso, nes tai truko per ilgai. Aš negalėjau išlaikyti tokiam intensyvume nieko. Aš turėjau padėti savo organizmui, kiek įmanoma, jaustis kuo natūraliau, su labai mažai subtiliais, aš vadinu tai semivaidyba. Kada tu šiek tiek vaidini ten, koks nesi šiaip gyvenime, bet tu laikaisi apkrovos savo raumenų ir savo balso ir psichikos, kiek įmanoma saugios, komfortabilios zonos. Pjesė parašyta taip, kad jisai niekad neišeina iš scenos. Tai reiškia, tu 6-7 valandas visada ten, didelioj įtampoj, dideliam greityje. Aš turiu šalinti iš savęs šitą šūdą, turiu formuoti veidą, dirbti prie tarimo, žodžiu, veiklos dar yra. Laikinai, aš esu Marekas. Oficialiai Marijušas. Nedaug kas tai ištarė, gerai? Aišku, kai kas dar atsimena Beną. Man istorija labai svarbi buvo išvarymą. Jinai labai, man atrodo, iš tikrųjų pataikė į tą jaunos šalies nepriklausomos problemą. Kas mes tokie? Kaip mums save gerbti? Nu, ir jis tapo kaip simbolį tuo. Iš kur aš, gerai, aš būsiu Britas, aš būsiu ten Lenkas, aš būsiu dar kažkas, bet kas tik ne aš. Visada svarbu išsiaiškinti to žmogaus, mes vadinam tai psichologiją. Tai yra, kas yra jo variklis, iš kur jis atėjo, kokioje aplinkoje jis yra, kokia yra politinė situacija, kokia yra šeimos situacija, kas jį supa, draugai, ta artimiausia aplinka, jo socialinis statusas. Kas jis yra? Ar jis yra ten vidurinė klasė, grubiai tariant, žemesnioji klasė, ar elitas? Tada balsas, tavo gestikuliacija, tavo eisena ir tavo mimika. Visą tą savo mechanizmą, kuris nuo tavęs priklauso, naudoji absoliučiai su spektakliu nesusijusiose situacijose. Aš einu praustis. Kaip jis prausiasi? Aš sėdu valgyti. Kaip aš valgau? Aš išeinu į darbą. Kaip aš nueisiu iki darbo? Kas gaunasi blogai? Kai tu pakeiti balsą, bet elgiesi taip pat, kaip bare elgiesi. Arba ten elgiesi taip pat, kaip namie elgiesi. Tiesiog tai nedera. O iki tos pilno to vaidmens, kur tu pats tada nebesupranti, ar tai apgaulė, ar nebeapgaulė, kai jis tau toks natūralus tampa, tai viskas dera. Ir iš esmės tos tvarkos noras ir
ir matymas jos, man atrodo, sukuria tą tokį katarsio būseną žiūrovui. Aš nebuvau lengvas dirbti su. Ir aš žinau, kad aš ir daug skausmo ir nervų sukėliau kitiems žmonėms. Bet aš žinau, kad buvo verta.